Labas rytas atvykus į jau kasmetinį mūsų gražų, prasmingą renginį skirtą prevencijos prieš prekybą žmonėmis dienai paminėti. Nors jinai yra spalio 18 dieną, bet mes įsilinkome šiandien, spalio 15. Tai ačiū visiems, kas iš toli iš arčiau atvykote šiandien pabūti, patirti. Ir ką mes veiksime, kaip mes veiksime, viską sužinosite eigoje. Bet visų pirma, noriu pakviesti mūsų garbingus svečius, kurie atvyko patartų sveikinimo žodį. Tai pirmoji sveikinimo žodį tars Lietuvos Seimo kontrolierių įstaigos vadovė Erika Leonaitė. Tai prašau į sceną, žodis jums. Ačiū labai. Iš tiesų gerbiami šio susitikimo dalyviai, jeigu galėčiau taip kreiptis kolegos ir kolegės, nes dirbame tais pačiais klausimais, rūpinamės tomis pačiomis problemomis ir iš tiesų man didžiulė garbė šiandieną būti kartu su jumis šiame renginyje. Irgi pati tikrai rezervavausi visą dieną, nes be galo neįprasta irgi ir tas formatas, jisai neabejotinai yra unikalus visų kitų renginių kontekste. Tai yra būtent, kad tai yra patyriminis renginys ir manau, kad iš tiesų kuo skirtingais labiau kampais mes galime kalbėti apie tą labai sudėtingą, labai kompleksinį, labai kartais sunkiai įrodomą, sunkiai perprantamą reiškinį, tai yra prekyba žmonėmis ir išnaudojimą. Tai tuo įgyjame irgi ir daugiau supratimo ir kompetencijos, kaip geriau ir atpažinti, ir suteikti pagalbą, ir siekti teisingumo, kaip kovoti prieš tą reiškinį, kuris iš tiesų pažeidžia žmogaus orumą, pažeidžia žmogaus teisės ir sudaiktina, nužmogina. Ir kaip tiesiog padėti, kad to būtų mūsų visuomenėje kuo mažiau. Nes iš tiesų prekyba žmonėmis yra skaičiuojama antra pagal mastą neteisėtos ekonominės veiklos forma pasaulyje. Taigi nusileidžia pagal savo pelningumą tik tai prekybai narkotikais. Skaičiuojama, kad kasmet naudodami priverstinį darbą prekiautojai žmonėmis visame pasaulyje kasmet uždirba apie 236 milijardus JAV dolerių pelno. Tai yra beveik 10 000 dolerių iš vienos aukos per metus. Ir ypač pelningas aukų išnaudojimas yra Europoje ir Centrinėje Azijoje, kur pelnas siekia apie 20 000 dolerių iš vienos aukos per metus. Ir kita vertus, nors pelnas auga, nusikaltėliams kylanti rizika vis dar išlieka santykinai maža. Ir kokias tendencijas matome šiuo metu Lietuvoje? Tai prokuratūros duomenimis šiuo metu vykdomi 32 ikiteisminiai tyrimai dėl vidaus ir tarptautinės prekybos žmonėmis. Dauguma jų yra dėl išnaudojimo priverstiniam darbui ir paslaugoms, taip pat yra po keletą dėl išnaudojimo prostitucijai, dėl vaiko pirkimo ir pardavimo, išnaudojimo nusikalstamoms veikoms vykdyti. Jeigu pasižiūrėtume dinamiką, tai yra nuolatos kintantis nusikaltimas ir tai irgi jis prisitaiko prie mūsų visuomenės pokyčių, prisitaiko prie naujų technologijų. Jeigu prieš 10 metų dominavo prekyba žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais, taip pat nusikalstamoms veikoms vykdyti, jeigu prieš 10 metų tai buvo dauguma nukentėjusių, absoliuti. Iš tiesų, jeigu prieš 10 metų buvo tik vienas žmogus nukentėjęs, ne Lietuvos Respublikos pilietis, tai šiai dienai jau dominuoja trečiųjų šalių piliečiai iš Centrinės Azijos. Vėlgi, prieš 10 metų tai buvo iš Lietuvos vežami Lietuvos piliečiai į užsienį, merginos buvo gabenamos į Jungtinę karalystę, į viešnamius Italijoje, vyrai į Vokietiją, į tą pačią Jungtinę karalystę, į Nyderlandus, netgi į Kolumbiją, vagystėms, kitoms nusikalstamoms veikoms, prekybai narkotikais. Na, šiai dienai pagal ikiteisminių tyrimų statistiką duomenys yra pasikeitę ir jau tradicinė pavadinimu statistinė auka, tai būtų vyras iš Centrinės Azijos nuo 25 iki 50 metų amžiaus išnaudotas transporto sektoriuje. Taigi, žvelgiant jeigu į teismų nuosprendžius, kadangi bylos tai yra labai sudėtingos, trunka tikrai ilgai,
Tai pagal kaltais pripažintų asmenų skaičių ir pobūdį, dėl ko jie yra pripažįstami kaltais, dominuoja dar vis žmonių išnaudojimas prostitucijos tikslais ir nusikalstamoms veikoms vykdyti, tai matome, kad tęsiasi ta tendencija iš ankstesnių metų. Dar vis neturime teismų praktikos dėl išnaudojimo priverstiniam darbui, tai irgi yra, tiesiog visi matyt, kas su tuo dirbame, laukiame, kaip viskas susiformuos ir iš tiesų, kokie bus teismų iškelti kriterijai ir įrodinėjimai. Apskritai, ką matom kaip nacionaliniai pranešėjai kovai su prekyba žmonėmis, kad jeigu žiūrėti vėlgi į oficialią statistiką, į žmonės, kurie oficialiai pripažįstami nukentėjusiais, tai skaičiai nėra dideli. Per praėjusius metus buvo nukentėjusiais pripažinta 22 asmenys, iš jų 20 vyrų, 2 moterys, tačiau tai tikrai nereiškia, kad problemos nėra. Nes nevyriausybinio organizacijų teikiančių pagalbą ne tik oficialų nukentėjusio statusą turintiems asmenims, bet ir galimoms aukoms duomenys yra visai kitokie, parodo kitą realybės vaizdą ir vien praeitais metais buvo suteikta pagalba 107 naujoms aukoms, iš jų 56 moterims ir 51 vyrui, taigi matom jau kitokį vaizdą. Ir šį skirtumą gali paaiškinti tai, kad išnaudotojai puikiai išmano schemas, leidžiančias pasinaudoti teisinės sistemos spragomis, įstatymų niuansais, siekiant, kad jų veikla liktų šešėlyje, o atsakomybė už pasekmes iš esmės būtų priskirtos pačioms aukoms. Mokama pasinaudoti aukų pažeidžiamumu nulemtų socialinės atskirties, skurdo, priklausomybių, negalios, kalbos nemokėjimo, deportacijos baimės ir panašiai. Kuriamas realybės vaizdas, kad tai jos buvo naivios, jos sutiko, jos nepasipriešino, nepabėgo, nematė galbūt kitos išeities, kaip sutikti su sąvadautojo pasiūlymu, negali nuosekliai papasakoti istorijos, kažkuriuo metu suabejojo, susipainiojo parodymuose, galbūt galiausiai atsisakė bendradarbiauti su teisėsauga. Įvairios aplinkybės ir tada pasakoma, auka iš tiesų pati buvo kalta. Net vakar apie praeitą renginį pasidalinau socialiniuose tinkluose apie pirmadienį vykusią konferenciją. Iš karto sulaukiau vieno advokato komentaro, kad iš tiesų, kai kalbam apie vyrus iš Centrinės Azijos, reikia turėti omeny specifiką ir kultūrinę specifiką ir kad nereikia čia taip labai jų užjausti. Tai kaip sakoma, visada tas polinkis apkaltinti auką. Ir todėl ypatingai svarbu kalbėti apie tai, ką daryti, kad prekybos žmonėmis ir išnaudojimo nusikaltimas ir jo aukos neliktų nematomos. Nes už kiekvienos išnaudojimo istorijos paprastai slypi žmogaus tragedija ir ne tik to žmogaus, jo artimųjų, jo šeimos tragedija. Labai svarbu atpažinti įvairias išnaudojimo formas ir suprasti besikeičiančias tendencijas. Europolo duomenimis iš tiesų prekyba žmonėmis ir seksualiniam išnaudojimui bei priverstiniam darbui tebėra ne tik vienos iš plačiausiai paplitusių, bet ir sparčiausiai besivystančių, besikeičiančių veikų. Jos vis labiau persikelia į skaitmeninę erdvę, kur pasitelkiamos socialinės, medijos, darbo paieškos platformos ir neabejotinai šiai dienai dirbtinis intelektas, kuomet jis pasitelkiamas kuriant netikrus darbo pasiūlymus ar imituojant apgaulingus santykius, įskaitant apgaulingus romantinius santykius, taip viliojant galima seksualinio išnaudojimo aukas. Todėl į visas šias tendencijas labai svarbu atsižvelgti ir pas mus ir tiesiog kartu dažniau irgi rinktis, bet kartu bendrauti tarpusavį, kad mes iš tiesų galėtumėm vytis ir dažnu atveju ir užkirsti kelią ir matyti, kur yra rizikos, į ką atkreipti dėmesį. Ir nebūtų taip, kad mes tik tai tarsi beviltiškai bėgam iš paskos, bet kad mūsų pastangos būtų veiksmingos. Tai tikrai linkiu puikios dienos, patirčių, prasmingos dienos ir ačiū labai. Labai informatyvų įvykdžių pranešimą. Dabar sveikinimo žodį kviečiu tarti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų viceministrą Gintarą Aleksandravičių. Žodis jums. Labas rytas, gerbiamas Seimo kontrolierė, gerbiamas policijos generalinė komisarė,
policijos pareigūnai, valstybės, savivaldos tarnautojai, visuomenininkai, visi, kas prisideda prie kovos su prekyba žmonėmis, kam tai yra kasdienis darbas, kasdienis rūpestis ir kasdienė atsakomybė. Spalio 18 išties, kaip ir minėjau, gerbiama kontrolierė, minima diena kovos su prekyba žmonėmis. Na, aš pats savo irgi persikračiau mintis ir galvoju, aš kaip su tuo tiesiogiai ar bent jau aktyviai tikrai nesu labai susijęs ir pagalvojau, o kas man iš tokio pobūdžio nusikaltimų yra įstrigę mintyse. Tai vėlgi prieš tai buvusios prelegentės pasufleruotas prisiminiau, kad aš dirbau teisėsaugoje ir dirbau transporto sektoriuje. Tai iš prisiminimo apie darbą teisėsaugoje teko prieš daugiau nei 10 metų, 15 metų, gal sakykime taip, kelti kvalifikaciją Jungtinėje karalystėje. Ir aš labai nustebau, kai viena pagrindinių problemų, prekybos žmonėmis problemų, buvo prekyba vaikais. Tai Balkanų šalių piliečiai tiesiog už pinigus parduodavo vaikus, ar tai savo tėvynainiam, ar tai net nepažįstamam žmonėm, kurie Londone, Mančesteryje elgetaudavo metro, gatvėse, ir tai buvo prekė. Tuo metu aš buvau šoke, nustebęs, nes aš galvojau, kad prekyba žmonėmis, tai, viską, kas buvo, tai laukiniai retrospektyviniai 90-ieji, tai susijęs su prostitucija, seksualiniu išnaudojimu. Ir aš galvojau, kad, mes iš ties jau atsibudusi demokratinė, krikščioniška valstybė, to niekad tikrai nepraleisim ir tokių dalykų pas mūsų perspektyvai nebus ir išrinkti. Bet sulikta gerovė mūsų, Lietuvos gyventojų, gerovė, gyvenimo kokybė, ateina tokie reiškiniai, kaip vėlgi paminėti transporto sektoriaus darbuotojų, nuo paskutinių dienų informacija, duomenys rodo, kad dauguma iš Centrinės Azijos transporto sektoriaus darbuotojų irgi išnaudojimas. Ir čia aš pamenu jau iš darbo transporto sektoriuje, kai dienos didelės transporto įmonės vadovas sako, čiagi mano Kazachai, aš juos susivežiau su šeimom, aš jų nenoriu perleisti kitiem. Tie patys vairuotojai, jeigu kalbam apie konkrečius nusikaltimus su transporto sektoriumi susijusius, išvažiuoja į Europą, pamato galbūt geresnės gyvenimo sąlygas, socialinės garantijas, galų gale galimybę persikelti kitur. Pasirodo, kad jiems to neleidžia darbdavys. Darbdavys brūkšnelis vergvaldys. Tai tas toks požiūris tikrai turėtų būti keičiamas. Ir aš manau, kad visi kartu surėmė pečius, nes tikrai, norisi sakyti, sukontroliuosim, bet galėsim tą neigiamą reiškinį. Padėsim nukentėjusiems nuo jo asmenims susigrąžinti orumą, sugrįžti gyvenimą, sušvelninti pasekmes. Ir mes, kaip vidaus reikalų ministerija, be abejo esam atsakinga, vienijanti, koordinuojanti institucija. Ir aš tik galiu pasakyti, kad vėlgi buvo atnaujinta koordinacinės komisijos sudėtis, jinai tikrai sustiprinta šiam reiškiniui, yra skiriamas tikrai milžiniškas, didelis dėmesys. Kalbant apie šiek tiek tolesnį, perspektyvą apie 27 metus, kuomet mūsų valstybė pirmininkaus Europos Sąjungai, irgi esam numatę ir kelsim ir klausimus, ir diskusijas, ir siūlysim sprendimus
susijusius su prekyba žmonėmis. Ir dar vienas iš tų, kaip sakyti, pagrindinių galbūt skaudžiausių akcentų, kai ką savo pasisakymo pradžioj pasakiau, tai vis dėlto vaikai. Tai reikia, nežinau, maksimalias neįmanomas pastangas, kad vaikai turėtų tinkamą, šiltą, gerą vaikystę, užaugtų dorais, sąžiningais žmonėmis ir nebijotų prisiminti savo vaikystės, kad jinai buvo gera, šilta, apsupta rūpesčio ar tėvų, ar globėjų, o galbūt kažkieno iš mūsų. Ir šis akcentas tikrai bus matyti dėtas į mūsų prezidentavimo, pirmininkavimo darbotvarkę. Na ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad būtume vieningi toje kovoje. Mes kiekvienas individualiai galime padaryti daug, bet visi kartu, aš manau, kad mes tikrai esame neįveikiami ir tikrai tą blogį nugalėsim. Taip, kad geros jums visiems konferencijos ir geros dienos. Ačiū. Žodį ir dabar kviečiu sveikinimo žodį tarti Lietuvos policijos generalinį komisarą Artūrą Paulauską. Labas rytas, gerbiami konferencijos svečiai, konferencijos dalyviai. Na, iš tiesų, be galo smagu matyti tokį platų spektrą įvairių sričių, profesijų atstovų dalyvaujančių šiandien šioje konferencijoje. Ir tai aiškiai parodo, kad šis reiškinys, šis fenomenas, tai nėra tik policijos galvos skausmas. Dėl šios problematikos tikrai turbūt širdį skauda daugelio sričių ekspertams, nevyriausybininkams ir tai yra turbūt be galo svarbu. Ir mums ir policijos pareigūnams jausti, kad šalia yra tikrai didžiulė parama iš kitų organizacijų, iš kitų institucijų ir tai turbūt leidžia pasiekti tų rezultatų, kuriuos turime šiandien. Ir tikrai smagu matyti tokį gausų būrį ir policijos pareigūnų čia šioje salėje. Tai tikrai turbūt, kalbant apie prekybą žmonėmis, tai šiandien norėčiau kreiptis į kolegas ir tai tikrai dažnu atveju darau, važiuodamas per apskritis, per rajonus, susitikdamas su policijos bendruomenė, pasakydamas vieną paprastą žodį - sureikšminti. Nes tikrai dar turiu pripažinti, kad daugelio sąmonėje tai yra stipru, kas čia tokio, 22 ikiteisminiai tyrimai iš viso per metus šiuo metu Lietuvos policija atlieka, iš visų 44 tūkstančių nusikalstamų veikų spektre atrodo, kruopelytė ir labai nedaug, bet visą laiką sakau, kad sureikšminkim, nes tai yra tikrai be galo svarbu. Tikrai manau, kad jeigu tik kažkur atsipalaiduosim, jeigu tik kažkur įjungsim toleranciją, tai tikrai tas fenomenas suklestės. Nes jau kaip ir buvo minėta, ta pati Europolo, kas 2 metus išleidžiama sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo visoje Europoje, grėsmių vertinimas aiškiai įvardina, kad prekyba žmonėmis tai yra vienas iš organizuotų nusikalstamų grupuočių veiklos modelių, veiklos pelno generavimo šaltinių ir jis eina labai kartu šalia su prekyba narkotikais, prekyba ginklais ir visais kitais sunkiais nusikaltimais. Tai tikrai suprantame, kas už viso to stovi. Tai yra gerai organizuotos, pasiruošusios, pasikaušiusios, labai dažnai puikiai savo veiklą maskuojančios nusikalstamos grupuotės. Ir čia tikrai yra be galo svarbus kiekvieno vaidmuo, kiekvieno, kas dirba su pažeidžiamomis grupėmis, tai yra ir policijos pareigūnai, ir socialiniai darbuotojai. Kiekvienas turi gebėti atvykęs, pabendravęs,
suprasti, pamatyti, įvertinti, kad čia yra didžiulė rizika ir kad reikia pradėti su vienu ar kitu atveju dirbti. Tai yra be galo svarbu. Ir aš manau, kad tai, kad šiandien šis fenomenas Lietuvoje, na turbūt tikrai mes jo nematome viso iki galo. Tai yra tikrai dar tik ledkalnio viršūnė, kurią mes identifikuojame, bet turbūt irgi galime iš kitos pusės ir pasidžiaugti, kad tai neperauga į supermasinį reiškinį, bet tai yra tik tais tų kasdienių, sunkių, kartais monotoniškų pastangų dėka pavyksta šį fenomeną suvaldyti ir tikrai neleisti jam tiek įsišaknyti. Tai tikrai linkiu visiems konferencijos dalyviams, puikios konferencijos, gero laiko, pasibendravimo ir turbūt tikrai tų pačių idėjų generavimo, ką dar galėtume daryti kitaip, nes dėja nusikalstamumas jis yra labai, turi vieną savybę, jie yra pakankamai kūrybiški. Tai šiuo atveju mes turime irgi būti nemažiau kūrybiški, proaktyvūs ir tai gali duoti tuos rezultatus, kurių tikimės. Puikios konferencijos jums. Ačiū. Ir pabaigai žodį kviečiu tarti Lietuvos vyriausiąjį policijos kapelioną, kunigą ir Žuvintas bažnyčios sielą ir bendruomenės sielą Algirdą Tolianą. Aš tik labai noriu pasidžiaugti kiekvienu iš jūsų. Ačiū, kad atėjote, ačiū, kad esate čia. Ir manau, kad vienas iš svarbiausių dalykų statyti tos tiltus. Esame visi skirtingi. Kiekvienas savaip dirba čia. Kalbėtume ar policija, prokuratūra, ar nevyriausybinės, ar įvairiausios institucijos. Ir kartais nebūtinai vienu žvilgsniu, vienu supratimu, kartais atrodo, kad vieni tų klaidų padaro. Ir turbūt, kaip ten sako, labiausiai nevykę pokalbiai yra neįvykę. Kai mes nekalbam, kai lieka tas. Ir čia yra, man atrodo, ta galimybė, labai džiaugiuosi, kad Ramintoje šitą policijos erdvė tampa tokia galimybė būti kartu ir skirtingiam kalbėti tarpusavy, susipažinti, išsakyti, ieškoti būdų, kaip ir kas jau buvo minėta, ieškoti kūrybinių būdų, kaip užkirsti, bet kartu kaip statyti tiltus tarpusavio, kaip padaryti, kad tie tyrimai, kad jie pasiektų tikslą, kad būtų nubausti nusikaltėliai, kaip padaryti, kad mes vis labiau būtume vieningi tarpusavį, kaip padaryti, kad taip lengva yra susipykti, kaip ten yra net toks posakis, kad tam, kad išsaugot angelišką charakterį, reikia velniškos kantrybės. Tai mums tarpusavy, net jeigu esam lygtais vienas tikslas mūsų, bet net ir siekiant to vieno tikslo kartais taip išsiskiria būdai, supratimai, kad galiausiai nebūtinai veikiame kaip vieną. Tai labai noriu palinkėti mums visiems, kad mes būtume kaip tas kumštys, kuo skiriasi kėdė nuo rankų, nuo pirštų, kaip kėdės, vieną koją pakirti, nes sulūžus vieną koją, viskas, jau nebepasilėsi ant kėdės, o ranka, net jeigu vieną pirštą prarandi, viskas toliau funkcionuoja. Jie tokia integrali. Taip norėtųsi, kad mes taip veiktume, net jeigu kažkas ten sušlubavo, viskas nenutrauktų, bet pakeistume vieni kitus, paremtume, palaikytume ir kad būtume vieningi. Tai labai linkiu, kad šitą dieną būtų tokia ir kūrybiška ir surastumėte naujų galbūt pažinčių, naujų minčių ir statytume naujus tiltus. Ačiū visiems. Tai kviečiu advokatą Dalių Povilių į sceną ir pasidalinti savo asmeninių žinių. Jei tribūnas nėra, aš po perduodu iš tikrųjų tai taip. Aš per savo gal koks 10 metų dirbu, tai va istorinis visą pamačiau, kaip viskas vyksta. Dažniausiai dalyvauju kokiuose 3-4 viso to, kas vyksta su prekyba žmonėmis, tai susitinku su nukentėjusiais, dar kartais būna netgi prieš kreipiantis į policiją, jau kaip pareigūnai juos apklausinėja, prokurorai kaip dirba, šiek tiek matau, aišku, tenais tyrimo veiksmuose netenkama dalyvauti, matau, kas teismuose vyksta visam procese ir visas instancijas, tai tokie 3/4, gal ten plius minus kažką tai matau. Ir šiandien galiu, nežiūrint į šitą visą temą,
kaip bendrauti su nukentėjusiais ir šią daug paprastinant, šiek tiek šiokiom kitokiom įžvalgom pasidalinti. Tai žinot, Lietuva visą laiką, ponas Ginam pasakyti, esame labai geri mokiniai. Ką 50 metų mus gerai buvo prilaikę, mes per 20 metų, per 25 pasivijom, pralenkėm, pasidarėm geriau, buvom geri mokiniai, lekiam, ten galvos sukasi, bet rezultatai geri. Ir va turim tokį va visą. Ir su prekyba žmonėmis mes irgi buvom labai geri mokiniai. Iš tikrųjų rezultatai, kurie būdavo, aš kaip žiūrėdavau, neįmant tenais jau visokių atsitiktinių įvykių, tikrai būdavo neblogai. Išmokom, kas tas yra prekyba žmonėmis, jau nebereikia aiškinti, kur yra pirkimo pardavimo aktas, priimo perdavimas, kur žmogus perdavimas. Tada jeigu nėra to akto, tai nėra prekyba žmonėmis. Tai nuo to nuėjom labai toli. Iš tikrųjų patobulėjom ir faktiškai, ką galiu pasakyti, vaikystė baigėsi. Nes mums leido taip savo valstybėje šiek tiek pažaismėlę nežiūrėjai. Dabar atėjo, kaip sakoma, ne tai, kad paauglystė, bet žinot, visų užaugusių vaikų metu prasideda, kad reikia biškį profesijos mokytis, tampa pameistrys. Tai šiandien mes vaikystę praėjom gan sėkmingai, iš tikrųjų galėčiau gan nemažą balą skirti už tai. Ir atėjo pameistrystė, mes staiga supratom, kad iš tikrųjų visą tai, kas buvo, tai mes dirbom su savo Lietuvos piliečiais. Nusikaltę irgi labai mažiau. Visi čia vietiniai žinojom, ką baust, ką gint, nebereikėjo aiškinti, kad girtuoklėlis tai ne šiaip koksai nors socialiai žmogus, pats nusikaltėlis, bet jį reikia ginti. Ir staiga pas mus atsidūrė apie 150, 200, 700 tūkstančių pabėgėlių darbo migrantų. Ir sveikinu visus, kurie užsiema su prekyba žmonėmis, tai to darbo bus dar labai daug laiko. Bet labai nesėkmingų momentų viskas prasidėjo, iš tikrųjų karas šalia. Ir mes visiškai esam tam nepasiruošę. Ir nežiūrint, kad visos lentelės daugiau mažiau padarytos, teismų praktika kažką rodo, teismai nebesigąsdina, kad atsiranda toksai nusikaltimas, reikia jį tirti ir sudėtinga nusikaltimo sudėtis, pareigūnai specializuoti, prokurorai specializuoti, aš netgi tam tikrą prasme specializuotas, daug socialinių partnerių, kurie ten padeda tvarkytis, nepasiruošę visiškai. Visų pirma, mentalitetas. Tai tas, kas atvažiuoja, net jeigu tai yra už sienos, tai yra baltarusiai ir ukrainiečiai, galų gale ateina toks momentas, kad žmogus kalbi kalbų ir pradėti suprasti, nebesupranti, ką jis norėjo ir kodėl jis priima tokį sprendimą. Tai žiūrėk, kas toliau eina. Toliau eina Pietų Azijos žmonės, kur apskritai duok Dieve, kad jie dabar esant šitoj kalboj, kartoj pradėtų kalbėti rusiškai. Vertėjų iš tadžikų, kirgizų, uzbekų, kalbų Lietuvos žaidimai. Mes iš jų žaidžiam tokią žaidimą teismuose. Visiškai neprofesionalus vertėjas iš uzbekų ir rusų kalbą pradeda versti iš uzbekų kalbos, ką jis pasako, neprofesionaliai rusų kalbą. Tada profesionalus vertėjas iš rusų kalbos į lietuvių verčia mums. Ir mes jau tiesą sakant, aš jau klausydamas kartais girdžiu, kad ne taip ten viskas išsivertė. Uzbekų nežinau, bet jau aš, kadangi žinau bylos aplinkybės, aš matau, kad ne viskas ten išsipasakojo. Tai pirmas dalykas, kas pas mus atsitiko, tai mes esam nepasiruošę iš tos pusės, kad neturim vertėjų, neturim žmonių, kurie dirbtų su tais žmonėmis. Antras dalykas, mentalas visiškai kaip. Pavyzdžiui, viena tikrai gan aiškus ikiteisminis tyrimas, kur tikriausiai, jeigu tai būtų Lietuvos piliečiai, jisai būtų pasiekęs teismus. Bet aš tiesiog mačiau, kad šitie taliai, Tailando gyventojai, dar šalia esantis, pas juos vienas toks įdomu aplinkybė. Pas juos yra psichologiškai, jeigu tu jo vieną kartą paklausai, jis pats sakė, jeigu paklausai to paties antrą kartą, jisai ką galvoja, kad jis prieš tai sakė, bet taip. Tu labai negražu dabar prieš prokurorus, prieš teisėjus, prieš kažką pasakyti, dabar suklysti, pakartoti tai, ką sakė, reikia pasakyti, dabar kitaip, kaip jam reikia. Tikriausiai kitaip. Tai įsivaizduojat, kokie rezultatai.
Bet tu jo tiesiog negali nepaklausti tam tikrų dalykų. Kodėl, pavyzdžiui, tu nebėgai, kodėl tu dirbi tokiam sąlygom. Tu galėjai paskambinti namo ir pasisakyti, kad čia tau blogai. Gal tu, mokėdamas kažkiek anglų kalbą, galėjai pas kokius pareigūnus nueiti, gal tu galėjai internete susirasti kokį visuomeninę organizaciją, kuri tau padėtų arba dar kažkas. Jie negali atsakyti tokius klausimus, nes jie matom, kad tai yra, nemandagu, dar kažkas. Smegenyse mes esame daugiau mažiau visi panašus, bet iš tikrųjų, jie negali atsakyti tokius klausimus. Tai kad dasibrauti kitų klausimų yra begalės laiko. Ir tas kokią 5 minutę pas visus baigėsi kampu. Aš jau nekalbu apie tai, kad, tardymas, pavyzdžiui, vyksta, kaip apie kalbą, arba teisime paklausti dėl dalykų. Ir dar kitas dalykas, jų realiai yra 60-70 tūkstančių. Kodėl aš taip šneku, nes mano galva, čia dabar buvo Seime gal prieš metus kalbėjo profsąjungų atstovas. Žinokit, aš gal miškai pagalvojau, bet realiai aš manau, kad iš tikrųjų kažkur 60-70 tūkstančių žmonių Lietuvoje dabar mūsų darbdaviai tiesiog išnaudojami. Su jais yra negražiai elgiamasi. Ir ką dabar su tą dalyką darys? Kas dabar nori imtis to dalyko daryti? Kas nori eiti aiškintis? Kuris padės 10 žmonių, kai juos atleis iš darbo. Kuris padės 5 žmonės, kai juos atleis iš darbo. O jį reikia kažkur išlaikyti. Valstybė tų dalykų beveik neužtikrina, socialiniai partneriai daug dėra turi 10-20 vietų, viskas. O jeigu ten užpildai kompaniją, kuri yra 200 darbuotojų, tai štai ir atėjo tokias realias, kad iš tikrųjų noriu pasakyti, kad visą tai, kas buvo čia, reikėjo su to girto klėgu, su to psichiškai galbūt ne visiškai adaptuotų žmogum, socialiai neadaptuotų žmogum, kuris gali neteikti sekančią apklausą, nes jis išgeria kažkaip susitvarkyti. Viskas nuėjo šiek tiek į šalį, nes socialiniai ekonominiai veiksmai padarė tai, kad dažniausiai nėra labai naudinga tos lietuvaičius išnaudoti. Ir dabar važiuoti vogti į Vokietiją, nes lietuviai nustojo biškį pirktas prekes. Ir jeigu dabar kas yra susijęs su šitom bylom biškį geriau, žinoma, kad prieš 2-3 metus krito labai kiekis tų bylų, kuriuose nesirandatinti prekybo žmonių. Tokia mintis to, gal iš tikrųjų per 10 sėkmingo darbo metų čia mes dabar biškį apsitvarkėm su to nusikalstamumu ir būna kartais taip, kad sumažėjo tam tikrų nusikaltimų kiekis, nes iš tikrųjų šalis nedidelė išsigaudo tos žmonės, o iš tikrųjų gaudė labai stipriai, kiek sėdinčių. Iš tikrųjų tiesiog pasikeitė. Lietuva tiek suturtėjo, kad tie, kurie veždavo žmonės vogti Vokietijos parduotuvės, jiems pasidarė nebeapsimoka tą daryti, jie susiranda kitų veiksmų, kai kurie iš tikrųjų sėdi, kiti nesusigalvoja, ir tie žmonės, kuriuos veža į Vokietiją, dabar čia Lietuva susiranda kažkokių veiksmų. Tai mes dabar turime tiek žmonių, kurie stovi už nugaros, ir tiesą sakant, aš nesusitvarkau. Nes aš, pavyzdžiui, visiškai nesenai turėjau pokalbį su, sakykime, pietų, nebūsiu Sovietų Sąjungos Respublikų šitų atstovas ir iš kitų. Aš iš vis tiesiog, neįmanoma kartais tiesiog, žmogaus klausė, su išsilavinimu, su aukštuoju, su viskuo. Aišku, tas aukštasis ten techninis, bet net tiek svarbu, tikrai žmogus viską daro, ten susidėlio ir 5 minutės neišsiaiškinti paprasčiausią klausimą. Ir viskas, ir jo nebežinai, kaip tu su juo esi, teismų institucijos. Tai šiam momentui tokios yra aktualios ir kaip tai bebūtų liūdna, kas atsidūrė pas mus kitoj pusėje. Pas mus kitoj pusėje atsidūrė žmonės, kurie daro tos nusikaltimus. Tai jau nėra nusikaltėliai. Mes labai aišku identifikuoti, kurie netgi kartais, aš prisimenu vieną bylą, nusikaltėlis sakė, nedariau šiokios prekybos žmonėmis. Nieko aš nedariau. Aš esu vagis. Vagis tą, kurie žino nusikaltimus šitas vorų. Tarp nusikaltėlių yra čia tai kastas apie tą prasme. Lygmuotas. Aš esu vagis. Normaliai nusikaltimus darau. Tai čia dar prekyba žmonėmis. Vogiam nebėgiai kelkėsi. Net nebijo apie tai pasirinkti. Tai tokių nėra, dabar įmonių vadovų.
Įmonių vadovai, neteisėti su vaikais, su aukštuoliu, kurie gali atsistoti ir pasakyti, mano įmonė šiais metais sumokėjo 500 000 eurų į biudžetą. Pat norit, kad nevyktų? Norit, kad užsidarytų viskas? Ir dabar jūs įsivaizduokit, kaip tiem žmonėm. Tai, tiesą sakant, sveiki dar kartą, su vaikystė pasibaigus, dabar prasideda visai kitokie rimtesni žaidimai. Ir viskas tai gerai, nes vienintelis būdas, ką galima padaryti šitoj situacijai, tai įsivardinti, kas vyksta, pabandyti su tuo pradėti kurti savus planus, telkt pajėgas. Lyg tai nebūtų to, gana aš minėjau, kad čia kaip ir karas prisirenkščio yra. Tai tarp tų žmonių yra didelis klausimas, ar mes juos norim čia gydyti. Vienas dalykas, ar mes norim iš čia iš Lietuvos išmesti ir užmiršti. Nes tokia pagunda sklaido visur. Tu jį išsiuntė į Azerbaidžaną, jau neteisingai visi, Azerbaidžanas nemažai, kol kad tu Turkmėnijos. Ir viskas, nėra daugiau mažiau saugiau. Iš jų beveik nebegrįžta. Nes kai darbdaviai su jais pasitvarko, tai jie dažniausiai praranda teisę gyventi Lietuvoje, negauna darbo, 2-3 mėnesius kažkur pasivalkė, pavažinėja autobusais, gauna baudas, dar nedaug dievę nueina į parduotuvę kokį degtinę butelį pavogė, nes blogai reikalai jam išgerti reikia, nes nesusitvarko su tuo. Ir visi pasikalkė. O visi dabar galbūt gal to ir nesusidūrė su tuo, bet aš, pavyzdžiui, per 5 paskutinius metus važiavau su 2 boto vairuotojais, kurie lietuviškai nekalbėjo, rusiškai beveik nekalbėjo, nuveks nematė. Na, bet jisai važiavo, įsivaizduokit, pedagoginio tinklo vidurys jisai sustoja. Tai pradeda baksnuoti telefoną. Ir aš taip susigūžiu, galvoju, tokį mes gausim jų pagalį, tai aš čia išlėksiu su dantim visai ir taip toliau. O mes visi apie to žmonės pradedam galvoti blogai. Mes nebenorim. Mums jų nebereikia. Tai dar kitas dalykas, tarp tų žmonių tikriausiai yra ir ne vienas ir ne daug, kurie sako, žinot, man yra nesvarbu, kad čia daras visus pasiėmė. Aš galvoju, kad čia gal tai Rusai teisūs ir ką dabar daryti. Bet jį išnaudojus nusikaltimą žmonėm, ką su juo darydavau? Arba dar kitas dalykas. Jis sako, tai čia kaip nors čia reikėtų padaryti taip, kad mokesčių man reikėtų sumokėti Lietuvos valstybei. Jis jau daro pats nusikaltimus čia, mokestinius, administracinius. Ką sakys, valstybei taip ir pratęs, nes viską, ką tu negali duoti, gali neduoti valstybei, tai ir neduok, nes toks gyvenimas. Tai atsisėsti su juo pasikalbėti, įgauti jo pasitikėjimą, tai yra vienas dalykas. Man vietoj dabar mums reikia susitvarkyti su savimi ir nuspręsti. Ką mes norim šitą vietą daryti, kaip mums susitvarkyti su kokiu 60 000 žmonių. Nes pervežimo rinkai dabar yra apie 100 000 migrantų. Tarp tų 100 000, kur be pakapsinėsi, visur yra kažkokios nesąmonės. Nes yra čia, daryk pinigai bėti. Tai va. Manęs prašė organizatoriai, čia negatyvą, čia taip neskaisis. Ne tai sakė, bus negatyvas, sakiau, bus. Tai viską, ką aš sakau, tai ne negatyva. Iš tikrųjų, nėra nieko svarbiau, kai žmogus suvokia, kas pasivyksta. Ir kad pasiektų laikas nusispręsti, ką jisai nori daryti. Negu tą, kad jisai bando įkišti kokią nors britišką rozetę, europietišką kištuką ir sakyti, kokio velnio jisai nelė. Jis elektros. Arba jį pasvadinti ir sakyti, čia man pardu. Tai reikia susivokti, kad esi Britanija ir kad jau toks kištukas. Tai, kadangi buvo 15 minučių, tai aš jums viską papasakau, aš dabar ant Lietuvos dėjusi. Tai dar kažką man paklausysiu, tai klauskite, reikia pamatyti klausimai, bet iš tikrųjų dabar nieko šiandien noriu pasakyti. O visokių istorijų, tai kiekvieną dieną pas bet ką, tai pasivandinti rinką, tai pasakoti čia. Visi pasakos. Tai man, tiek.
labai, nepabėgite, tai aš noriu įteikti tokią simbolišką dovaną. Aktualijomis. Ir iš tikrųjų šios patirtinės konferencijos tikslas yra įnešti pipiriukų. Ir tie pipiriukai turbūt yra, kurie yra neišvengiami, tai yra mūsų kasdienybė, tai turim žinoti, kur gyvename, kas vyksta. Tai labai ačiū, jau pasidalinote, tuo, kas vyksta aplink mus, kad žinotume. Ir dabar, kadangi turime ir antrą pranešėją irgi atvykusi, galite įdėti irgi iš karto jo pranešimą dabar, nes tai bus pipiriukai, galbūt kitų kampų, bet tie kampai mus praturtina. Tai kviečiu irgi išgirsti dar šiek tiek daugiau dalykų ir pakviesiu dabar jau noriu pasakyti. Nepripainiočiau, kad tai Konstitucinio teismo teisėja, profesorių Aurelijų Gutauską, kuris papasakos apie ateitį be prekybos žmonėmis. Ar tai įmanoma? Tai paklausysime ir duodu tada mikrofoną. Ačiū labai diena. Matau ir pirmadienį buvusių Seime veidų konferencijoje, daug ir nematytų veidų. Iš tiesų per 15 minučių čia pasakyti iš karto programą labai svarbaus vargu ar įmanoma. Ir pasistengsiu tą temą, kurią sugalvojau, atliepti savo įžvalgose. Turbūt prasminga, kad šitas renginys vyksta Ramintojų bažnyčioje, nes, kaip mano bičiulis Algirdas sako, bažnyčia apjungia ir pakelia išsibarsčiusių žmonių gyvenimus iki Dievo. Tai šitie žmonės aukos prekybos žmonėmis iš tiesų gyvenimai yra išsibarstę. Kokia mano patirtis būtent šitoje srityje, tai iki Konstitucinio teismo 10 metų dirbau aukščiausiam teisme, baudžiamųjų bylų skyriuje, pradėjau skaičiuoti turbūt beveik visas prekybos žmonėmis formas bylose baudžiamosiose teko išnagrinėti, galbūt fiktyvi santuoka, dabar tiksliai nepamenu, bet gal kolegijos su kolegom buvau. Tai tavo patirtis tokia, ir moksle žinoma irgi daug įdirbio esu padaręs, rašydamas mokslinės publikacijas. O tokia galbūt dar didelė patirtis buvo būnant greta nariu. Tai Lietuva neturėjusi buvo iš vis eksperto iš Lietuvos, dabar tiesą praradom tą vietą, bet tikrai buvo patirtis didžiulė, važinėjant po kitas valstybės ir žiūrint, kaip jos kovoja su prekyba žmonėmis ir vykdo konvencijos prieš prekybą žmonėmis nuostatų įgyvendinimą pas save. Tai iš ties galiu pasakyti, kad Lietuva atrodo pakankamai gerai. 7 galima parašyti. Pati prekyba žmonėmis iš ties nusikaltimas žmogaus laisvei, bet turint omenyje parazituojantį jo poveikį, akivaizdu, kad tai nusikaltimas ir žmogaus orumui. Tai visuomet šitą akcentuoju ir iš ties tik tai valstybė, kurią galim vadinti demokratinė, jinai turi ginti ne tik tai žmogaus laisvę, bet ir jo orumą. Tai šitas nusikaltimas iš ties yra tokio dvejopo pobūdžio. Žinoma, susilaukė pastaruoju metu prekyba žmonėmis iš ties didelio dėmesio. Akivaizdu, kad apie ją kalba ir teisininkai, ir politikai, ir žiniasklaida, tai rodo, kad informuotumas apie šitą nusikaltimą iš ties yra padidėjęs, nes į žmogų žiūrima kaip į daiktą, kaip į prekę. Tai ir aukščiausias teismas, ne vienoje kasacinėje nutartyje, ir aš pats rašiau nutartyje, kad taip, žmogus yra paverčiamas daiktas, sudaiktinimas. Tai rodo tą pavojingumą šito nusikaltimo ir tai yra baisu. Žinoma, keičiasi modus operandi, nusikaltėliai irgi taikstosi prie globalizacijos, technologijų išsivystymo, geopolitinės situacijos, keičia savo veiklos metodus, taip atsiranda naujos prekybos žmonėmis formos, taip ir turi nuolatos bėgti paskui jas. Aš buvau specializuotas teisėjas aukščiausiam teisme, buvau apmokytas kartu su prokurorais, teko mokytis Jungtinėse Amerikos valstijose, kaip tirti tą prekybą žmonėmis.
Tai ta specializacija iš ties pasiteisino. Ką dabartiniu metu mes teisėjų tarpe neturim jos. Tai akivaizdžiai matosi būtent nuosprendžiuose ir nutartyse, kaip reiškiasi tos specializacijos nebuvimas ir tai apsunkina, žinoma, vertinimą kaip prekybos žmonėmis. Žinoma, elektroninė erdvė ir artėjantis esantis dirbtinio intelekto iššūkis irgi tam tikrą prasme susijęs su iššūkiais, kurie atsiranda teisėsaugos institucijų pareigūnams ir visiems, kurie šitam fronte kovoja su prekybos žmonėmis. Iš tokių naujesnių prekybos žmonėmis formų dabartinėje situacijoje ES valstybių kontekste matomas tas vadinamas prekybos žmonėmis išnaudojimas migracijos aplinkybėmis, nes jau kolega minėjo ir karo akivaizdoje, taip ir kitų konfliktų, būtent tarp kitų valstybių situacijos, kada žmonės migruoja ir papuola į nusikaltėlių akiratį. Štai Graikijos naujausias pavyzdys susijęs su prekybos žmonėmis organų išėmimo tikslais, tai kuris susijęs būtent su pagalbinio apvaisinimu, susijusiu kiaušialąsčių išėmimu iš moters organizmo. Taip, išnaudojimu grįsta surogatinė motinystė irgi nauja prekybos žmonėmis forma. Čia Sakartvelo byla, Albanijos byla, kuri irgi byloja apie tai, kad štai tas įtraukiamos reprodukcinės medicinos klinikos kaip tarpininkai, taip ir vyksta žmonių išnaudojimas, kas irgi, anksčiau tik teoriškai galėjo pamastyti, kad tokios situacijos galimos. Aišku, visuomenės suvokimo indeksas apie prekybą žmonėmis ganėtinai žemas, taip, iš ties matosi, kad dėl to tos viešumo kampanijos, informuotumo kampanijos, jos būtinos kalbėti apie prekybą žmonėmis. Ir pati valstybė pastaruoju metu nevertina prekybos žmonėmis kaip prioritetinės būtent krypties, taip, ir aišku, akivaizdu žvelgtina nepakankama politinė motyvacija. Ir resursai, kovos su prekybos žmonėmis resursai, tiek žmogiškieji, tiek finansiniai, žinoma, jie stokoja būtent didesnių poreikių. Taip. Dar vienas toks dalykas, mes viską matuojame statistiniais rodikliais. Visi sako, štai iki teisminių tyrimų, nuteisimų yra nedaug ir sako, tai nėra kova su prekybos žmonėmis. Tai aš vis galvoju, kad mes turime ten tų planų strateginių įvairiausių būtent bandymų, prevencinių priemonių, visokių komplektų, taip kaip ją stabdyti tą prekybą žmonėmis, bet niekas nevertina tų priemonių veiksmingumo poreikį. Tai žiūri kitose valstybėse, jie irgi turi tą patį, taip, tad atlieka veiksmingumo vertinimą ir žiūri, kad tos priemonės nebeveiksmingos, taip, arba nepakankamai veiksmingos. Taip, tai galbūt reikėtų tiek politinius, tiek teisinius prioritetus nukreipti kitą linkmę. Tai jeigu pasižiūri dabar tuos ikiteisminius tyrimus, kurie nėra gausus, bet jie yra kokybiški. Tas kokybiškumas reiškia, kad toks tyrimas ikiteisminis atėjęs iki teismo, jisai neišvengiamai suponuos nuteisimą tokio asmens. Tai turbūt geras dalykas, taip, negu inkriminuoti prekybą žmonėmis ten, kur reikia ir nereikia. Taip, kada metamos didelės pastangos, taip, o galiausiai teismas sako, ne, čia ne prekyba žmonėmis. Tai galbūt tuos resursus mesti apskritai į tą pusę žmonių, kurie gyvena skurdžiai, neturi išsilavinimo, kriminalinę praeitį, turi priklausomybės kažkokias tam, kad investuoti į juos galbūt, kad jie netaptų potencialiomis vėliau prekybos žmonėmis aukomis. Tai tas prioritetas būtų nukreiptas visai kitą linkmę. Tai būtų pateisinama, ko gero, tokia logika, negu skaičiuoti tuos statistinius rodiklius, kai aišku, mes dar neatsikratę to sovietinio relikto, kad mūsų darbas vertinamas per statistinius rodiklius, tiek iki teisminių tyrimų, kiek nuteisimų ir taip toliau, ir pagal tai vertina būtent žmogaus indėlį į tą darbą. Tai situacija šiek tiek yra pasenusi ir neadekvati realybė. Žinoma, auka, kai mes žiūrim į statusą aukos, iš ties naivūs žmonės, taip, vėlgi priklausomi nuo įvairių priklausomybių, tai pažeidžiami, kitaip sakant, žmonės.
baudžiamosiose bylose, ikiteisminiuose tyrimuose turbūt yra sunkiausias momentas, ne, kada mes kalbam apie pažeidžiamumo įrodinėjimą. Mums nepakanka, teisininkai suvokia, kad nepakanka pasakojimo, taip, nepakanka kažkokios faktologijos, taip reikia visą tai įrodyti, tai kad taptų įrodymu. Tą pažeidžiamumą įrodyti ganėtinai sudėtinga. Na, pagaliau kinta pažeidžiamumo kriterijai. Pažeidžiamumą gali lemti ne viena, o kelios aplinkybės. Baudžiamosiose bylose išryškėja ir tas vadinamas kompleksinis pažeidžiamumas. Ir tas, pavyzdžiui, kompleksinis pažeidžiamumas matosi, kad jis tęsiasi laike netgi. Teismas irgi tą akcentuoja, ypatingai, pavyzdžiui, priklausomi asmenys nuo narkotikų ir alkoholio, taip, kurie papuola į šitą sritį. Taip. Ir tai akivaizdu, būtent kalbant apie pažeidžiamumo įrodinėjimą. Na, kita problema, kurią matau, tai aišku, aukų savęs identifikavimo problema. Na, nesuvokimas, kad tu esi auka, pats esi auka, ne, tai žmonės tada neieško pagalbos, o kaltina patys save, kad atsidūrė ne laiku ir ne vietoj ir panašiai jaučiasi silpni, bauginti, jaučia gėdą, na, galiausiai bijo apie tai kalbėti. Na, tekia susitikti tokių pavyzdžių, kaip teisėsaugos institucijų pareigūnai taip pat nukentėjusiuosius traktuoja kaip nusikaltėlius. Pavyzdžiui, jeigu suteiksi man informacijos, laikysiu tave auka, jeigu nesuteiksiu, laikysiu tave nusikaltėliu. Tai čia irgi tokių pavyzdžių dėja tekia susidurti, bet jų nėra gausu. Na, dar vienas aspektas, kas tose bylose atsiskleidžia, tai būtent nepasitikėjimas teisėsaugos institucijomis, tame tarpe ir teismais, aišku, būtent tokia baimė išryškėja, bet čia, kai tu analizuoji tą bylos medžiagą, matai, kad didelį įtaką daro patys prekeiviai žmonėmis, teigdami, kad man niekas nepadės, ten korumpuoti visi ir taip toliau, dar kažkokį kriterijai, kurie suponuoja štai tokią logiką. Tai ar įmanoma ateitis be prekybos žmonėmis? Taip, atsakymas neįmanomas. Tik tai paieška tam tikrų tokių efektyvių priemonių, ne vienakrypčių priemonių, kurios gali lemti būtent kažkokį tai efektą. Čia tas politikos formuotojų būtent užduotis ir vertinti tą situaciją, kuri nenukreipta į ateitį, bet jinai yra čia ir dabar, ta auka, arčiau negu arti. Tai jinai šalia mūsų, tai tos investicijos ir kažkokia intervencija į tą negatyvaus socialinio reiškinio stabdymą turi būti nedelsiant. O kai nukreipiam ten kažkokias priemonės į ateitį, tai akivaizdu, kad jos tikrai nepasiteisins. Taip ir nusikaltėliai visada viena koja būna būtent priekyje už teisėsaugos institucijų pareigūnus. Tai čia ten kokia dar viena strategija, planas, konferencija, tarkim kažkokia informavimo kompanija, kovai su prekyba žmonėmis, o ta pabaiga kaip neateina, taip neateina. Tai čia tiesiog reikia visiškai keisti kryptis politikos ir teisinės, taip investuojant į kovą su prekyba žmonėmis. Tai žinoma, koks mano siūlymas, tai turbūt visų pirma subalansuotos ir tarpusavėje susietos kovos su prekyba žmonėmis priemonės. Visi, kurie dirbam šitoj srityje, turi pripažinti, kad, tarkim, sėkmė vienoj srityje prisidės prie sėkmės kitoj srityje, tik tuo met, kada tą tokį institucinį inertiškumą, konkurenciją, pasitikėjimo trūkumą pakeisim bendradarbiavimu, suderintais veiksmais ir informacijos mainais. Taip, ir čia akivaizdu, kad tie tarp instituciniai poreikiai bendradarbiaujant, jie yra menkai išvystyti, o ir institucijų nustatančių aukas, teikiančių paramą ar apsaugą aukoms, irgi, sakykime, silpnoti tie, sakykime, bendradarbiavimo aspektai, kurie galėtų nušviesti kelią vedantį tiesiai prie prekiautojų žmonėmis, vėliau sėkmingai juos patraukiant baudžiamojon atsakomybę. Dar keletas aspektų susijusių su sėkmės formule.
iš jo tokios teisinės pusės, sakyčiau, Lietuva visiškai atitinka tarptautinius kovos su prekyba žmonėmis standartus, tą Greta ekspertai vertino ne kartą pasisakydami, taip turim pakankamai efektyvią teisinę bazę. Nu, pavyzdžiui, turime baudžiamajame įstatyme atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės aukų, kurie buvo priversti daryti nusikaltimus. Tiek prekybos vaikais kontekste, tiek prekybos žmonėmis bendroje generalinėje normoje, tiek išnaudojimo priverstiniam darbui normai. Tai reiškia, ir teismai tą priėmą palankiai, tai kada tu tampi įtariamuoju, o vėliau iš įtariamo statuso perauga į liudytoją. Tai čia tikrai sėkmės formulė ir jau mes ne vieną pavyzdį turim, kai šitos bylos būtent per atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės baigėsi sėkmingai. Tai puikus pavyzdys. Galiausiai pagirčiau tyrėjus ir prokurorus, kurie aktyviai grindžia kaltinimus, visiškai kitokia teisinė logika, kai nėra smurtinio pobūdžio būtent aspektų prekybos žmonėmis situacijose. Tai yra pagrindžia pasinaudojama pažeidžiamumo, aukos priklausomumo, apgaulės elementais. Taip, ir šito teisinė logika išties veiksminga ir duodanti rezultatus. O kas svarbiausia teismams priimtina, čia rodo puikų pavyzdį, kaip tyrėjai ir prokurorai išties randa išeitį būtent grindžiant kaltinimus prekeiviams žmonėmis. Tai ta teisinė bazė, kolegos, išties, man atrodo, jinai pasikeitė požiūrių į auką teigiamą prasme, nes čia tas labai svarbus. Nors vėlgi pasižiūrėjau paskutinės nutartis Aukščiausio teismo, kur kalba eina apie prekybą žmonėmis, tai išties vėlgi matosi, kad tyrėjai, prokurorai, žemesnės instancijos teismai mano, kad šitoje situacijoje yra prekyba žmonėmis, kasacinis teismas sako, ne, čia ne prekyba žmonėmis, čia, pavyzdžiui, išnaudojimas prostitucija, papelnimasis iš kitos asmens prostitucijos. Arba atvirkščiai. Taip sakant, vėl atsiranda atvejų, kada tų identifikavimo kriterijų išties bendrų nerandama. Tai čia tas nuolatinis iššūkis teisėsaugos institucijoms ir teismams rasti tą bendrą būtent vardiklį. Na, o šiaip, žinoma, tas išnaudojimas žmogaus kaip daikto, naudojimasis juo kaip preke, tai išties jisai turi būti pavojingas ir įrodinėjant reikia akcentuoti būtent tą pažeidimą žmogaus teisių, laisvės ribojimo ir jo orumo ribojimo kontekste, siejant tai su kažkokiais civilizuotais santykiais valstybėje, visuomenėje. Kitaip sakant, parodyti, kad auka pateko ne savo norų kažkokią nenormalybės būseną. Tai tą sukūrė būtent tie prekeiviai žmonėmis. Tai čia pasakyti nesunku, bet įrodyti ganėtinai sunku. Tai štai dėl to ir kalbame, taip ir dėl to ieškome tų bendrų kažkokių pozicijų, vertinant tuos aspektus. Na, o prekybos žmonėmis kontekste, ką kolega advokatas minėjo, patikimų aukų dažnai nėra. Ir čia vėlgi, jeigu teisėjas labai formalistas bus, jisai sakys, kad čia pats kaltas ar pati kalta, kad atsidūrė tokio situacijoje. Tai kiekvienas čia gyvenam savo gyvenimą, taip, ir čia tavo problema. Tai čia momentas, kad, sakykime, požiūrio kaita į auką, sakyčiau, išties labai svarbi šiuo atveju. Tai, aišku, dažni argumentai, žiūrint, kodėl vienaip ar kitaip, sakykime, ta prekyba žmonėmis nevertinama iš kasacinio teismo pozicijos, dažniausiai, kad nėra kažkokių motyvuotų išvadų dėl tam tikrų požymių prekybos žmonėmis, tai nusikalstamos veiklos neįrodo to pačio sandorio žmogaus pirkimo, pardavimo, taip, pateikia įrodymus, bet jų neužgrindžia išvadomis taip apie kažkokią nukentėjusio, sakykime, sunkią materialinę padėtį, apie jo pažeidžiamumą, priklausomumą, taip, sako, nebuvo kontroliuojamas žmogus, taip, neatskleidėt kontrolę žmogaus laisvės, taip. Ir kiti dalykai, kurie taip pat atrodo, kad, vėlgi ilgainiui kyla tam tikri
sunkumai ir kliuviniai vertinant tą prekybą žmonėmis kaip sunku, kaip parazituojantį nusikaltimą. Žinoma, visiškai užterpiau laiką, bet baigiu. Kovoti su prekyba žmonėmis, žinoma, turi būti kažkokie tai įsipareigojimai. Vyriausybė turi prisimti, kaip ir kitose valstybėse, pavyzdžiui, Maltos, aš jūs pavyzdį linksniuoju, maža valstybėlė, daug korupcijos, bet kovai su prekyba žmonėmis skiria dėmesį, taip ir vyriausybė išties aktyviai dalyvauja tame kaip lyderiaujantis subjektas, taip ir ministerijos, kurios pavaldžios, taip jos prisėma atskaitomybę ir atsako už savo įsipareigojimus būtent tos programos ir plano rėmuose. Beje, tie planai ir programos ilgalaikiai, pavyzdžiui, jeigu jie daro planą, tai daro 24-30 metai. O kitos valstybės labai taip ribotam tam laikotarpiui, kad nėra tęstinumo, ateina kita valdžia, jie keičia tą planą, nevykdo, kas prieš tai buvo numatyta. Taip, ir žodžiu, nėra to tęstinumo ir stabilumo, tai išties jau čia nėra ką kalbėti apie kažkokį efektyvę kovą su prekyba žmonėmis. Tai čia vėlgi išvada tokia, kad kova su prekyba žmonėmis turi būti grindžiama tokiu bendru įsipareigojimu siekti rezultatų, o ne konkuruoti dėl finansavimo, pripažinimo, įtakos kažkokios. Ir ta kova turi būti kažkokia tai turinti aiškią viziją, pagal kurią visi subjektai, kurie dirba šitoje srityje, ne tik kad bendradarbiauja, bet ir veikia kaip vieninga jėga, siekiant išardyti tuos prekybos žmonėmis tinklus ir apsaugoti nukentėjusiuosius asmenis. Tai bandykime visais įmanomais būdais stabdyti tą prekybą žmonėmis ir aišku, tai darbas sudėtingas, sunkus, bet vien tai, kad yra žmonės, kurie dirba šitoje srityje, tai jau yra pasišventimas ir tai labai džiugina. Dėkoju už dėmesį. Tai noriu pakviesti dabar pranešimui žmogų Eglę Vaitkevičienę, kuri dalyvavo visą dieną ir jinai pasidalins būtent apie tą ryšį su vaikais, žmogiškai ryšį, kaip įstiprinti ir pasidalinti savo asmeninę patirtimį. Tai prašau. Pirmiausia, labai ačiū Ginte, kad pakvietei. Iš tikrųjų labai geras diskusijos, mano labai nuostabi komanda, mes tikrai smagiai bendravom. Ir galvoju, kad visą tai, kas vyko šiandien, yra labai arti manęs kiekvieną dieną. Tai aš tiesiog pasakosiu savo kasdienybę, tai apie ką mes šiandien turbūt visą dieną diskutavom ir kalbėjom. Aš esu šaulė ir vieną penktadienį prieš vykstant pratybom, kadangi žinau, kad bus bemiegis savaitgalis, per pietus atsiguliau numigti pietų, pailsėti. Ir pažadino žinutę. Kadangi, kaip namie mane vadina, aš esu krizių valdymo centras, tai iškart sureagavau, pasižiūrėjau į žinutę ir joje buvo Augustas parašęs, Augustui yra 15 metų. Mama, gelbėk, aš parduotuvėje, jie mane verčia vogti. Iki parduotuvės 5 minutės aš per dvi sugebėjau šokti rūbus ir atsidurti ten, pasiimti savo vaiką. Šalia jo buvo daug aukštesni už mane tokie bernai, jisai daug mažesnis, smulkesnis. Ir atvejis jau ne pirmas kartas, prieš metus jisai lygiai taip pat sugebėjo pasprukti iš parduotuvės. Tiesiog daug bernai ateina, pasiema jį už pakarpos ir sako, tu labai paprastai gausi galvą, panaini su mumis ir iš parduotuvės paėmė tai, ko mums reikia. Tai labai džiaugiuosi mokykla ir visom institucijom, kad tikrai aš iš karto pranešu, mes sutvarkėm šitą problemą ir tie vaikinai galų gale atsiprašė, nes tikrai visi buvo supirkti ant kojų. Bet noriu pasidžiaugti tuo, kad Augustą aš pažįstu 2 metus. Jisai prieš 2 metus augo kitoje Lietuvos pusėje, mes esame Zarasų, jisai kilęs iš Šilutės, augo labai smurtinėje aplinkoje, jau augino vienišas tėtis, sergantis priklausomybę ir tai jo tai buvo jo kasdienybė, būti rankomis, kuriomis kažkas daro nusikaltimus. Tai, kad jisai iš tos, kai pas mus jau atėjo į šeimą,
tam tikrą prasme tai buvo jo kietumo įrodymas, kad su manim draugauja tie vyresni, jie mane gerbė, nes aš esu toj kompanijoje. Ir tas 2 metų, negaliu pasakyti darbas, bet 2 metų kitokios aplinkos, kitokių pokalbių labai pakeitė jo supratimą. Ir todėl labai džiaugiuosi, kad būtent tuo metu jisai jau, mes turėjom tokį santykį, kad jis galėjo parašyti man ir aš galėjau staigiai būti toje vietoje ir užkirsti nusikaltimą. Tai būtent kalbant apie, nepasakė Ginta, tai mama mane vadina 20 vaikų kol kas, nes dar su vyru pakankamai jauni ir faini, tai dar daugiau, nes imam išskirtinai į globą tik tai paauglius. Tai juokėmės, kad specialiai, nes Lietuvoje paauglių bijo, juos nurašo ir iš tikrųjų, žvelgiant į tą tokį vaiko augimo liniją, tai matau daug labai to tokio nesąžiningumo, nes mažas vaikas darželyje apleistas iš tos destrukcinės šeimos, jo labai gaila. Jisai nešvariai aprengtas, jisai nepasirūpinęs, nežinau, nosis nušašusi, nagai nekirpti ir visiems aplinkai labai gaila. Jis ateina į mokyklą ir kai rugsėjo 1 stovi visi tėvai pasipuošę, o kampe mamytė išgėrusi atvedė irgi savo vaiką, visi nuskanuoja, kad šitam vaikui nepasisekė ir vėl jo labai gaila. Ekskursijas klasės susimeta ir kažkas atneša savo rūbų, kažkas padovanojo kažkokį penalą ir yra ta priežiūra. Vaikų paaugus tas toksai gailestis virsta vertinimu, kai mergina beprotiškai išalkusi meilės, nes namuose jos negavo, šviesi prie kiekvieno, kas parodo į dėmesį. Iškart nurašom. Lygiai taip pat tas berniukas, kuris patiria smurtą namuose ir taip pat elgiasi su likusiu pasauliu, duoda į galvą, ginasi, kandžiojasi, vagia. Prasideda vertinimas ir labai greitai priartėja prie pilnametystės ir jie iš aukos tampa kaltinamieji. Ir nes turbūt mes mažai kaip visuomenė gilinamas, kodėl jie tampa nusikaltėliais ir kodėl ir ką mes galėjome padaryti patys. Nes aš globojamus vaikus vadinu mano vaikais, net jeigu laikinai būna, tol kol jie mano namuose, tol kol aš vaikingai ir čia yra mano vaikas. Bet lygiai taip pat žiūriu, kad čia yra mano vaikas, kaimynų vaikas, kuris galbūt paklausiu, kaip tu jautiesi, nes mes jie susiaugę, o jeigu mes turėtume daugiau prisimti tos atsakomybės už tai, kaip jaučiasi vaikas šalia mūsų. Ir labai matau didelį pokytį, kad žmonės nėra abejingi ir retai būna taip, ne mano problema, nors kritikuojami tie anie laikai, kai kiekvienas galėdavo gatvėje, kieme prieiti ir paauklėti kitą vaiką. Tai dabar galbūt tai daroma atsargiau, bet aš tiesiog kviečiu ir liudiju, kad vaikas turintis saugus suaugusį šalia, nebūtinai tėvas, nebūtinai globėjas, nebūtinai mokytojas, bet saugus suaugęs, kuris tiesiog jį matytų. Nes jeigu kalbant tokiam istorijom, mūsų šeima atkeliavo 10-metė, kuri 2 mėnesius gyveno viena, nes mama tiesiog užgėrė ir iš kaimynę matė, nes toksai kaime daugiabutis, toksai baisus kaip iš siaubo filmų, kur yra 3 butai dar gyvenimo, visur kitur išdaužyti langai ir durys ir tiesiog tokie socialiniai būstai. Ir sakau, tai kaip tu pečių pasikūrė? Tai kažkaip ten kažkokių žemį šalkų prisirinkus pasikūrdavo kažkiek, nes tai buvo kovo mėnuo. Lygiai taip pat, ką tu valgiai mokykloje valgai 1 kartą. Tai kaimyna per tuos 2 mėnesius 3 kartus pasiūlė jai sumušti. Nors jinai buvo vienintelė kaimynė visame name ir tikrai matė tą situaciją. O vaikas niekam nepranešė, mokykla nieko nežinojo, nes jai tai buvo norma, jos gyvenimas toks buvo normas ir tai vyksta dabartinė Lietuvoje, šitas dabar 17, tai buvo prieš 7 metus, tai atrodo, tai ką, va čia tarp mūsų kažkur tai. O tos prevencijos programos aš vis galvojau visą dieną šiandien, ko dar nepadariau. Tai santykių sukūriau tikrai, nes kai mano planom rašo, bet jinai jau man parašo žemus vainas rašo, aš galiu pakalbėti apie tai, kad ar tai saugus
tavo, tas santykis su juo, susipažinimas. Bet tie telefonų numeriai, mes kalbėjom, bet ką galėjo daryti šitą mūsų heroję šiais dienos, kurios atveju nagrinėjom, kad, sakau, turėtum mintinai žinoti saugaus žmogaus telefono numerį. Net tada, kai tu lieki užsienyje be ryšio priemonės, net tada, žinodamas mintinai numerį, tu turi kažkokį, tarkim, esu užsienio šalyje, nemoku kalbos, bet aš turiu numerį, galiu paskambinti ir pasakyti, kas man nutiko. Tai vėlgi, vienas atvejis iš to numerio, 2 kartus mano vaikai panaudojo tą numerį tokiose situacijose. Tai vienas atvejis toks buvo juokingas, kai važiavo vaikinas jaunas į darbą ir išsikrovė telefonas ir paprašė praeivių ir sakė, praneš mano šefui, kad aš vėluosiu, nes labai svarbus kažkoks iškvietimas buvo, bet sako, negaliu susisiekti, telefonas susikrovęs ir vienintelį tą numerį žinau, tai aš tam pranešiau. O kitas atvejis vėlgi, kalbant apie mūsų tą temą, mano mergaitė nuėjo su draugu į barą, išgėrė po vieną kokteilį ir turbūt papuolė ant tų išvartavimo narkotikų, kaip jie vadinami, nes visiškai apsvaigo. Kažkas pasipėjęs iškvietė policiją. Mes tuo metu su mažaisiais keliavom Kroatijoje. Skambutis 2 nakties, skambino, sako, Lietuvos policija. Aš taip, pirma panika, kas ką prisidirbo, paskui buvau visi nepilnamečiai mašiną, gerai, ne aš atsakinga. Sako, radom merginą, žino tik savo vardą ir jūsų telefono numerį. Savo adreso neatsimena, noriu nuvežti namo saugiai, jinai Vilniuje nuomojasi butą ir tiesiog neseniai išsinuomavo, adresų dar nežinojo ir tai buvo vienintelis galimybė, kad pasakiau, kad jau ir jie pristatė saugiai namo. Paskui paskambino, sako, saugiai namo lovoje, tiesiog randa būdėmas spindelės ir tai aš galvoju, kad svarbiausias dalykas, ką mes galime padaryti kaip tėvai, kaip globėjai, kaip visuomenė, tai užmegzti saugų santykį su vaiku, kuris jo neturi. Ta prasme, su tais, kuriais privalome ir galbūt dar tokia dovanai su tuo, kas neturi savo aplinkoje to žmogaus, nes iš tikrųjų būtent tai ne per kritiką, kad aš žinau, kaip tau reikia elgtis situacijoje. Aš kartais iš savo vaikų išgirstu daug tokių dalykų, kur tikrai nenorėčiau girdėti, nes ramiau miegočiau, bet renkuosi žinoti ir nutylėti, pasakyti, kad aš dėl to jaudinuosi, kaip jaučiuosi, bet nekritikuoti, kad tu nedaryk to, man nepatinka tavo draugai ir dar nors tiesiog jungiu tas raudonas lemputes, kad turi būti atidesnė šitoje situacijoje ir budėti, nes iš tikrųjų aš nežinau kito būdo išvengti tokių situacijų kaip santykis, nes žmogus turintis tvirtą užnugarį santykį automatiškai gauna labai daug dovanų, bonusų, pasitikėjimą savimi. Kažkokias, jeigu neturi savo patirties, tu turi kitą žmogų su jo patirtimi ir tas visas galimybės išvengti tokių baisių istorijų. Tai ačiū visiems, kad dirbate šituo klausimu, kad kiekvieną dieną darot saugesnį, Lietuvą, mūsų vaikus ir mūsų pačius. Ačiū. Čia irgi simbolinė tokia dovanėlė. Tai ačiū labai už jautrų pasidalinimą ir manau, kad kiekvienam vertinga išgirsti, kad būtų atvira širdis, gali labai daug. Tai ir pastabi širdis, ne tik atvira, ir matanti, girdinti. Tai dabar eisime į mūsų jau baigiamąją dalį konferencijos, uždarymą tokį, bet noriu eiti iš karto į tai, ką jūs šiandien prigalvojote, sugeneravote. Tai pirmosios dalies prevencinės priemonės jūs jau įgarsinote garsiai, bet aš ir bet kokiu atveju įrašiau dar ir čionais, užfiksavau, kad jums būtų matoma, tai tiesiog dar kartelį užfiksuosiu ir įgarsinsiu. Tai pirmas dalykas, skleisti informaciją apie švietimo įstaigą, socialinius tinklus ir taip toliau. Apie vykstantį priversinį išnaudojimą, humanitarinius darbus, prostituciją, socialinė reklama nepilnamečiams, prieinamose vietose, šaletose, socialiniuose tinkluose, mokyklose, televizijoje, poliklinikose ir kitur, socialinė reklama paaugliams suprantama kalba, tai būtų labai svarbu, paaugliams suprantama kalba, ir lengvai prieinamais informacijos perdavimo kanalais, privalomas švietimas įtrauktas į vaikų ugdymą, karjeros specialisto paskaita kiekvienam, knygų mugėje pristatymas prevencinis, sukurti sisteminį tiltą tarp gyvenimo įgūdžių mokytojų ir bendruomenės pareigūnų.
Taip pat socialinėse tinklose trumpų reelsų kūrimas, turbūt ką jaunimas ir žiūri ir stebi, tai reelsus, tai kurti tokius reelsus, kad tas turinys, kuris yra netinkamas, būtų užkoštas tinkamu turiniu. Kurti ryšį ir teikti informaciją apie pavojus, rizikas ir galimybės. Labai svarbus jaunimo darbuotojų darbas, kuriant ryšį su jaunimu. Stiprinami jaunimo centrai, mobilus darbas su jaunimu gatvėje. Prevencinė pamoka mokykloje, tai mūsų pažindinimas su rizikomis, pavyzdžiui, susitikimai. Informacinė kampanija apie nepilnamečių teisių darbo galimybės, grėsmes ir taip toliau, įtraukiant visuomenę. Na ir prevencinė privaloma švietimo programa ugdymo įstaigoje ankstyvame amžiuje. Tai čia yra jūsų prevencinės priemonės, ką jūs visi rekomenduojate daryti, atkreipti dėmesį po pirmosios dalies. Kas vyko po antrosios dalies atvejis buvo sudėtingesnis, komplikuotesnis, nes pradėjom kaip švelniai lengvai galbūt ir atrodo, kad net atvejo nėra, bet galime padiskutuoti, kokia yra situacija. Antroje dalyje jau buvo sudėtingiau šiek tiek, tai prevencinės priemonės ir gal štai taip. Čia paprašysiu gal kiekviena grupelė, bent gal keliais sakiniais galės ir pakomentuoti, bent trumpai, ką siūlo, kaip siūlo. Nes jeigu pirmus mes įgarsinam, tai dabar antros dalies neįgarsinam garsiai, tai prašau reikia jūs užrašyti. Tai priverstis patyriminis tėvystės įgūdžių ugdymas ir stiprinimas. Nežinau, kuri grupelė čia buvo už šitą atsakinga, gal norėtų pridurti ir kažką pasakyti, savo įžvalgas ar pasidalinimą, kas rašė šitą prevencinę priemonę. Ir galite drąsiau, tiesiog visiems viskas čia aišku. Gerai, jeigu kažkur turėsite matyti, ar norite papildyti, ar pridėti, ar praplėsti, tai drąsiai pakelkite ranką, aš atsisuksiu, pasižiūrėsiu ir galėsite tikrai tą padaryti. Tai priverstinė informacija oro uostos ir pokalbiai su darbuotojais, jeigu skrenda nelydimas nepilnametis. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad nieks labai ir netikrina. Su dukra skridom į tą patį, iš to paties miesto, bet skirtingais reisais, valandos skirtumų, prašau, kad mus įdėtų į tą patį lėktuvą, atsisakė ir nes 14 metų negali skristi patiem. Tai tiesiog per valandos skirtumą turėjom nuskristi, kad skirtingose lėktuvose. Tai nieks netikrina, nieks nežiūri, viskas šito tvarkoja. Ir čia nelydimi nepilnamečiai gali drąsiai skraidyti. Bent jau ES šalyse tikrai tą gali daryti. Socialinis eksperimentas mokyklose. Simuliuojamas darbo pasiūlymas, skrajutės, plakatai stenduose, stotelėse ir stebima moksleivių reakcija. Vėliau pristatomi tyrimo rezultatai, grėsmės prevenciniai seminarai, paskaitos užsiėmimai, tikrų istorijų pristatymai, nukentėjusiųjų liudijimai. Čia turbūt yra labai svarbi irgi dalis. Kurti tą tikrą simuliuotą istoriją. Ir aišku, su nukentėjusių liudijimas nebūtinais yra daro pas mes reikalai, kuris laikai šitą, kaip čia tą padaryti, bet tai yra labai veiksminga. Ir ypač jaunimui, kai pamato kokią tikrą istoriją, nežinau, ar galima kitus aktorius bandyti traukti į tokią veiklą, kad ne per tos tikruosius žmonės, bet tą patyrimą turbūt reikėtų parodyti. Algoritmas ir priemonės strateginėse planuose, jeigu gerai skaičiau, tai va, nežinau, nebent čia kažką dar norėtume pridurti, nes nebuvo išplėtota labai. Tai interaktyvus saugios kelionės simuliatorius mokyklose ir socialinė kompanija neapsigauti iššūkis pasitelkiant influencerius, jeigu aš irgi gerai skaičiau, ar viskas. Kažkas norėčiau pakomentuoti? Viskas tvarkoja, ne? Tai šios priemonės, bet tada yra švietimo kampanija, ugdymo įstaigose ir gyvenimo įgūdžių metu. Tai čia turbūt irgi, kas vyksta mokyklose, tai yra tie gyvenimo įgūdžių pamoka, kuri nežinia, kiek susijęta su tais gyvenimo įgūdžiais, būna irgi klausimas kartais, tai va čia turbūt būtų vertinga įtraukti šią temą, problematiką, kad jaunimui būtų vertės. Tėvų švietimas prekyba žmonėmis tema. Tai šiuo atveju užsižvelgiam, kad ir tėvus reikia edukuoti, šviesti, sukurti programėlę saugus užsienyje su patvirtinimu tapatybės, paimti ambasadas, artimuosius. Tai čia turbūt irgi vertinga aplikacija, kurią galima sugalvoti sukurti. Žinau, gal kažką norime praplėsti ar pridurti ar pakomentuoti. Niekas. Parodyti pavyzdį praeinant pasų patikrą. Čia turbūt irgi svarbus momentas, tos socialinė reklama, kad matytus oro uostuose, bendradarbiavimas, o čia neparašyti parašyti. Šiandien erdvėje atnaujinti vidinį sienų kontrolę su tikslu išsiaiškinti nepilnamečių teisėtą veikimą į kitą šalį.
Tai čia turbūt irgi ką minėjau prieš tai, kad svarbu matyti, kur juda tie nepilnamečiai ir kokiu būdu. Mikroschemos, čipai asmeniškai 18 metų, patirti buvo toks pasiūlymas. Nu, variantas, nežinau, kaip jūs tai skamba. Susičipuokim. Bet buvo įrašyti ir šitą prevenciją. Saugios aplinkos sukūrimas, pasitikėjimas ar artima aplinka. Tai svarbu tas saugi aplinka. ES darbdavių darbo pasiūlymų jaunimo atviros programos sudarimas bei programos viešinimas tarp jaunimo. Turbūt čia irgi labai svarbu, kad būtų kuo daugiau saugių darbo vietų jaunimui, nes vis tiek jie ieško tų darbo vietų. Jie nori užsidirbti, jie nori būti savarankiški ir tą parodyti. Tai turbūt tą viešinti, rodyti ir kad yra tos programos. Jų aišku ir yra, bet po metų gal net tiek žino jie apie jas. Na ir trečioji dalis. Ką mes trečioje dalyje pamatėme? Nuo nusikalstamos veikos nukentėjusio asmens apsaugos instituto sukūrimas, gyvenamosios vietos duomenų pakeitimas, integruojant į ES sistemą. Tai čia irgi, nežinau, kas nori pakomentuoti, ar visiems visas aišku, tiesiog matyti, kontroliuoti ir apsaugoti tą nukentėjusio asmenį. Tarp institucinis įsitraukimas ir atvejų vadyba. Ir tarp institucinio įsitraukimo ir tarp institucinio buvo labai daug čionais, tai aš mačiau daug ir buvo rašoma, kad trūksta to tarp institucinio bendradarbiavimo. Taip pat privaloma socialinė ir psichologinė pagalba nuo prekybos žmonėmis nukentėjusiems asmenims, priežiūros pareigūnai vaikams. Tai turbūt čia specializacija yra būtent vaikams, bet kiek tai yra įmanoma, nežinau, bet aš manau, kad tai yra irgi tikslinga ir būtų vertinga. Lietuvoje turėtų būti patvirtintas aprašas, kas turi būti privalomai sauga, net jei nepradėtas ikiteisminis tyrimas. Tai tas turbūt aukos saugumo sukūrimas ir kaip jie saugoti, užtikrinti tarp institucinį bendradarbiavimą, švietėjišką veiklą, na ir savalaikį psichologinę pagalbą. Pirminę, antrinę, tretinę, čia turbūt galima ir tęsti, ir daug jos reikia. Reikia to pamatymo, ir išgirdimo, ir išsikalbėjimo. Ir padėti su tom traumom susigyventi ir jas kažkaip tai priimti. Institucijų darbas su šeima, tarp institucinio bendradarbiavimo stiprinimas, institucijos turėjo tęstinai dirbti su vaiku ir šeima, šeimos stebėjimas, darbas su šeima, taip pat socialinė akcija ir socialinė reklama orientuota į švietimą, informacijos sklaidą ir nuostatų keitimą, institucinio bendradarbiavimo skatinimas vėl ir visapusiškai padėti aukai ir įsitikinti, kad grįžo į saugią aplinką. Ir vieno trūksta, nebespėjau įvesti. Tai aš paprašysiu tiesiog, gal jūs galėsite įgarsinti, nes jau nebespėjau įvesti, tai tiesiog... Čia nesikartos, kas jau buvo pasakyta. Tai visų pirma, kad būtų aiškus algoritmas, ir kuris būtų aiškus tiems asmenėms, kurie susidūrė su tokiais atvejais. Ir tarp institucinis bendradarbiavimas ir ypatingai jo stiprinimas siekiant, kad visi specialistai turintys informacijos apie galimą prekybos žmonėmis atvejį žinotų savo atsakomybės ir veiksmus siekiant visapusiškai padėti aukai. Čia ir įsitikinti, kad grįžo į saugią aplinką, šitą spėjo parašyti. Ir kad pirmo kontakto institucijos suteiktų visą būtiną informaciją prekybos žmonėmis aukai, informuotų apie tai teisėsaugą. Ačiū labai už visas prevencinės priemonės, kurias jūs rekomendavote, kurias jūs suformulavote šiam atvejui. Vėl klausimą, ar tai yra tikras atvejis, ar tai yra tikra istorija. Turiu pripažinti, kad tai yra tikrais faktais paremta istorija, bet jinai, aišku, yra patvirtinta, kaip sakau, truputėlį, nes įvėlė į vieno žmogaus visą kelionę, tai nebuvo visiškai vieno žmogaus, bet tai yra realiais faktais pagrįsta istorija. Tai tokie yra pas mus, tokie vyksta, liūdna, bet su to susidurėme. Tai apibendrinant, ką norėčiau jums irgi perteikti ir priminti, kad vis dėlto ta tikroji vertybė tai yra žmogaus ryšių su žmogumi. Ir tas tikras, autentiškas ryšys, kai mes pamatome, kai mes išgirstume, kai mes įsiklausome. Galbūt ir jūs šiandien visi savo patyrėte tą, kai jūs buvote visi tiesiog žmonės, dalinote savo įžvalgomis, diskutavote, nors analizavote atvejį, bet jūs galėjote pakalbėti, buvote išgirsti, jūs kartu formulavote tam tikrus dalykus, ar ne, jūs diskutavote, įžvalgas formulavote. Ir tai ir yra tas tikras ryšys, kurį mes galim kurti kiekvieną dieną su savo vaikais.
su kitais vaikais, tiesiog pamatydami, išgirdami, kartais paklausdami, o kaip tu. Tiesiog, kaip tu jautiesi, ar to viskas gerai, nes galim pat kartais pamatyti, liūdinti vaiką gatvėje, galim tiesiog pamatyti, arba tiesiog viskas gerai. Ir matyti plačiau, daugiau, giliau. Aš suprantu, kad mes visi lekiam, skubame, esame užsiverti krūvą darbų ir tam, kaip sakau, vartotojiškam pasaulyje yra labai svarbu atsirinkti ir pamatyti, tai kur mes čia ir kokia čia prasmė to lėkimo, ir sunku sustoti. Bet šios dienos mūsų pradžia buvo nuo pauzės. Ir aš ir mokymuose, ir studentams paskaitas skaitau, visą laiką sakau, mokinkitės daryti pauzes. Tiesiog gyvenime pauzes, nes tai yra įgūdis, yra kompetencija, kurią jūs turėsite panaudoti, kuri yra vertinga, norint sugrįžti čia į dabar momentą, kuris ir yra tas tikrasis momentas. Ir tos pauzės yra reikalingos tam, kad mes galėtume atsiriboti nuo tų visų pašalinių trypčių, kurie mus kažkur traukia, kviečia, kur galbūt pamatom skelbimą, o gerai, aš atsakau, kažkoks kontaktas su netinkamais žmonėmis užsimerga dar kažkur ir mes nepadarom pauzės, mes kažkur nulėkiam ir žiūrėk, kažkur mus įvėlė, kažkur mus įtraukia. Tai daryti tas pauzės, tai sąmoningai mokėti daryti pauzės, tai labai kviečiu ir jūs. Taip pat klausykis širdis. Čia turbūt kas irgi labai svarbu, kad mes turim tas ausis, jas naudojam, kad klausyti širdimi. Ne visada pavyksta, galbūt išeina, visokie iššūkiai, žinoma, problemos, rūpesčiai. Bet nepaisant to, mes vis tiek esame žmonės. Ir nesvarbu, kokią sistemą mes laikome. Sistema mūsų kartais laužo, daužo iš visų pusių, bet vis tiek turime galimybę išgirsti širdimą, nes visi turime širdimą. Taip pat nebūti abejingu, kaip sakau, nematyti tą kitą žmogų ir kas dar man labai svarbu, akių ryšys. Čia neseniai irgi gavau tokį patarimą, tiesiog kažkaip kalbėjom visai ir kitom temom tam su žmogum, bet man tą pasakė, man labai išsfiksavo, sako, vat kiek laiko tiesiog pasižiūri savo vaikams į akis, per dieną. Man taip link. Man atrodo, kiekvieną dieną klausiu, kaip sekasi, čia viskas, čia kažką vaikščiai per viskas, o taip pat į akis man pasižiūri, kaip nuoširdžiai. Ir aš taip sustoju, galvoju, iš tikrųjų, taip paklausiu, kaip sekasi, viskas, kažkaip aptarėm, bet ir manai. Ir dabar pradėjau praktikuoti, su kiekvienu, turiu 3 vaikus, su kiekvienu, kai jau kalba, man kažką sako, ar aš kažką sakau, atsisuku ir žiūriu į akis. Ir tada pagalvoju, tai iš tikrųjų, kiek laikas turiu atgauti kontaktų. Ir supratau, kaip svarbu, bet ne tik tai, kad čia klausau dar milijonas darbų darau tų pačių, nes nėra to. Tas kontaktas matosi, kai iš tikrųjų žiūrėtis. Tai kviečiu jūs šitą praktiką išbandyti su savo artimais žmonėmis ir pamatyti, kad iš tikrųjų tai veikia. Ir socialinė atsakomybė yra patį žmogų, tai čia turbūt to, ko mes čia visi ir susirinkom, ir jums rūpi žmogus, ir jūs dėl to dalyvaujate tokiuose patyriminėse renginiuose, kad kažką išsineštumėte ir kažką patirtumėte ir aš labai linkiu išsinešti tą empatiją, šilumą žmogų, nes manau, kad yra raktas. Gal nėra visraktis, bet yra raktas, kur galim bandyti ir galim naudoti savo kasdienybėje. Ir dar turiu tokį, o kas jeigu, istoriją kitaip, kurią sukūriau jau čia pati, nes tiesiog kaip jau čia man gavosi, tai perskaitysiu istoriją. 17 metų mergina Luka gyvena įprastą ir ramų gyvenimą. Jie eina į mokyklą, mokosi gerai, stengiasi, tėvai jos elgesyje nepastebi nieko neįprasto. Kiekvieną dieną po pamokų, dienos metu jie užsidaro savo kambaryje ir praleidžia laiką. Tėvai galvoja, kad mokosi arba bendrauja telefonu su savo draugėmis. Šeima kiekvieną vakarą susitinka virtuvėje, kartu vakarieniauja, bendrauja, dalinasi dienos įspūdžiais ir pamato bei išgirsta vieni kitus. Šiais jaukiais vakarais jie ne tik atvirai bei nuoširdžiai pabendrauja ir įsiklauso, bet ir pažiūri vienas kitam į akis su meile ir žmogiškąja šiluma, o ne su priekaištu ar reikalavimu. Lukai nereikia žvalgytis jokių darbo skelbimų internete, nes jie auga mylinčioje ir rūpestingoje šeimoje, kurioje nėra priklausomybės alkoholiui ir žmogus yra vertinamas toks, koks yra. Būti priimtam, mylimam, išgirstam ir reikalingam Lukai labai svarbu ir tai gavo savo artimiausioje aplinkoje šeimoje. Lukas sėkmingai baigė mokyklą, įstojo į universitetą, toliau mokosi, yra apsupta patikimų draugų bei visada turi savo šeimos besąlygišką palaikymą. Lukas sėkmingai ugdo savo kritinį mąstymą, turi stiprų empatijos jausmą ir papildomai dalyvauja savanoriškose veiklose, bandydama padėti pažeidžiamiems jauniems žmonėms, kurie neturi saugios, mylinčios, jautrios, patikimos, palaikančios ir empatiškos aplinkos aplink save. Tokiu būdu Lukas suprato,
kad svarbu, kaip svarbu gyvenime yra tikras bei atvirai žmogiškasis ryšys bei žmogaus priėmimas ir palaikymas. Nežinau, kaip būtų susiklosčius Lukos situacija, istorija kitais etapais, jeigu šita istorija būtų nuskambėjus taip, o ne taip, kaip nuskambėjo pirmame etape, kai tik tai pradėjome visą situacijos analizę. Ir visai pabaigai noriu jums perskaityti dar vieną istoriją. Kartą Niujorke su draugu važiavau taksi. Išlipdamas mano draugas tarė: "Dėkoju, kad pavežėte, jūs vairuojate nuostabiai." Taksi vairuotojas akimirką neteko žado, o paskui burktelėjo: "Tu koks gudročius ar kas?" "Ne, žmogau, aš nesityčioju. Iš tiesų žaviuosi, kaip ramiai vairuojate tokiu metu." "Taip," ištarė vairuotojas ir nuvažiavo savo. "Kas čia įvyko?" paklausiau aš. "Į Niujorką stengiuosi sugrąžinti meilę," atsakė. "Manau, kad tik jį gali išgelbėti miestą." "Kaip vienas žmogus gali išgelbėti Niujorką?" "Ne vienas. Įsivaizduok, šiandien jis vež 20 keleivių ir su visais bus malonus. Tai 20 bus malonesni savo darbuotojams, pardavėjams, savo šeimos nariams. Taip gėris pasklis 1000 žmonių. Juk tai neblogai, ar ne? Bet tavo paslaugos priklauso nuo to vairuotojo. Ar tikrai jis panorės daryti su kitais?" "Ne, niekas nuo jo nepriklauso," prieštaravo draugas. "Čia įdomu, nes šiandien kalbėsiu su dar 10 žmonių. Ir jeigu bent 3 iš 10 bus laimingi, netiesiogiai paveiksiu dar 3000 žmonių. Ar tikrai įmanoma, kad taip ir nutiks? Nieko neprarasime, jeigu taip ir nenutiks." Pasakydamas, kad vertinu taksi vairuotojo darbą, daug laiko nesugaišau. Nieko baisaus, jei tai liko neišgirsta. Rytoj bus kitas vairuotojas. "Tu šiek tiek pakvaišęs, stebėjausi aš. Tu ką tik mirktelėjai visai nesimpatiškai moteriai," paklausiau aš. "Žinoma," atsakė jis, "jeigu jį mokytoja, jos mokiniams ši diena bus fantastiška." Tai yra dėkingumo kortelės istorija ir iš tikrųjų su šiuo žodžiu, su dėkingumu noriu pabaigti šią konferenciją, nes iš tikrųjų labai svarbu pastebėti, matyti, kad geras žodis, akių kontaktas, apkabinimas, pastebėjimas nieko nekainuoja. Tik tai mūsų dėmesingumą. Tai dovanokime taip ir ačiū Jums kiekvienam, kad Jūs atvažiuojate į šias konferencijas, kad dalyvaujate, kad būname visi kartu šioje erdvėje ir kažką patirti. Tikiu, kad kiekvienas kažką išsinešate ir užfiksuokite akimirką, ką išsinešate, kas Jums svarkinga ir labai linkiu kurti tą ryšį tiek su savo artimiausiais žmonėmis, tiek su platesniu metu, tiek su dar platesniu, kuo plačiau, tuo geriau. Ir ačiū ir dabar užsirašiau, kad nepamirščiau vaflį, iškepiau Jums tradiciškai vaflį. Aš kaip visada, kai moderuoju renginius, be vaflį negaliu ateiti, tai kepiau vaflis, reikas visiems užteks. Tai kad nepamirščiau, nes kartais būna, kad paskui ir pamirštu, išsiapildėjau, tai va mano pagalbininkės išdalint vaflį, tai skanaus ir dar kartą ačiū Jums labai labai ir iki kitų malonių susitikimų.